ką tu gausi? Svarbiausia, kad patenkinti. Bet iš tos pusės. Ar 11%, ar 12%, ar 8%, šiuo atveju man svarbu, kad jeigu tu užsimanei važiuoti dviračiu, kad tu būtum patenkintas. Augimas yra eksponencialus ta problema. Kaip jeigu bus 2%, tai greitai progni 4, jeigu bus 4, tai bus 8, o ne tai nebus taip lygiai, bet tas eksponencialus. Jau ta kritinė masė yra būtų pasiekta, tada tai pasikeis. Bet iki to tai dar nėra makrovaizdo. Ir čia priežasties ir pasiekmės ryšys yra akivaizdus. Kuo mes turėsim geresnę, tuo daugiau važinėjančių bus. Kuo daugiau važinėjančių bus, tuo daugiau tas poreikis yra dar didesniam, geresniai kokybei. Aš turiu pasiūlymą dėl šito standarto iš tiesų. Man atrodo, kad Lietuvoje bėda yra žema. Ir... Visiškai sutinku. Ką darom? Kažkaip... Pašalina. Nereikia skirti pinigų. Švedija taip pat yra žema. Galima valyti. Yra tai apšviesti. Ir, apšviesti tarp kitko jo. Nes aš galėjus vasarą, bet atėjus žiemai, tai nuo 7 nebevažiuoju, nes ten labai tamsu. Jo, apšvietimas galėtų būti standartas. Ir valymas iš tiesų. Nes aš galvoju, kad daugelis šaltis nėra problema, nes tu sušylyti dviračiu važiuodamas. O nuvalytas takas, ant kurio tu gali paslysti, nepaslysti, jau yra problema. Beje, tarp kitko, čia, kadangi ne tik projektavimo, bet ir priežiūros standartas, tai valymas yra ir tai numatyta, ar ne? Jo, dėl apšvietimo galvoju, kad gali būti, kad nenumatyta, tai aš pasižymėjau. Man labiausiai patinka vieni palyginti su Stokholmu, kur debatų sąlygos yra gana panašios. Ir dviratininkų kiekis yra iki 10–20%. Tai nėra stebuklingai daug, bet ir kalvotas miestas, tai... Reikia gal dengti per kursus. Požeminis. Yra daugiau tas. Požeminiai girdi. Puikiai idėja. Važinėja, tai tokie jau truputį prie ekstremalų. Nekur į priekį, tai darbo važiuoti ekstremaliai, dabar taip su kokybė esam, ekstremalus važiavimas. Mes ir laisvalaikiu važiuojam, man dar dviratis yra susisiekimo priemonė, šaliai.